Ką, įeidinėjom į vieną iš lokacijų. Pasižiūrėt, ką turim. Taip, vat. Iš karto taip, vat, biškį upą nuima, be žodžių. Kokia mašina žiauri, čia šitas Porschas. Jeigu čia ne replika, jeigu čia tikra mašina, kaip manai, kiek jinai verta? Tai lemą tikrai. Aš ir galvoju, apie milijoną turėtų kainuoti. Reikėtų biškį spacerį. Spacerį trūksta, jo, biškį. Rastavkės kažkokias, Staska galėtų. Koks čia Lamborghinis? Murcielago. Murcielago, blemba, švarus, gražus. Jau šiandien matėm du. Jo. Čia jau ketvirtas. 3 matėm. Važiuojam. Bentlis neįdomu. Geras, bet... Va, čia tai geras. Jau. Opa! Turim. Ko ir atvažiavom, tą ir radom. Krekždų, žalia. Eik, tu seni, karavanas. Turim. Biškį apšiko, karočią. O šone. Stovi. Apšio visus niauktas. Šitas ir pikčiausias Urusas. Šitų Urusų, man atrodo, dar bus ne vienas, bet šitas yra pikčiausias. O, prašau, ir apšvietimas. Čia nemas. Ne, tikrai ne. Bet kapotas, emo, ne? Ne, kapotas, man atrodo, žinok, nesiskiria, čia tiesiog dizelis lūpom. O, žiūrėk, čia tai gražiai. Prašau, skanumėlis šitą visai. Nuleist. Žiūrėk, karbonas dar, detailai. Nu jo, čia skanus, tu sutrakavo. Suvairavęs tokį Bentley. Žinai, ką nori daryti, kaip atsėdi Bentley? Strauk visas šaibas bankė, kiek turi, prisipirk kokaino ir varyt negerus dalykus daryti. Tokia mašina yra. Bentleys ir Rolls Royce'as yra 2 mašinos, į kurias įlipi ir nori daryti tokius dalykus. Kažkas yra su oda, ten kažką primaišo jie į tą odą, žinok, ten primaišo kažkokių dalykų. Einam žiūrėti daimančiukų, ieškoti iš karto, nes šiaip lemba. Tas M-kės užsižiūrėsim, tai... Uždengtas po. Opa. Va, numeriukai babas. Kokie numeriukai? Jokių numeriukų čia nesimato. Žiūrėk, čia kokį iš Kataro. Dar vienas. O, va šito važiuok. Žiūrėk, kas čia vyksta. Parašyk savo. Aš tai nekišiu pirštų prie šitos mašinos, man kažkaip nežinau, reikia gerti vis tiek. Kažkas atėjo, pripaišė, kažkokie blemba. Žiūrėk, čia šitą tau patiks. O, turim. Ir dar 2. O čia tema. Eik tu. Nenoriu keiktis, bet čia geras. O šitas 2 duris, kabrioletas seniai, čia clean yra. Jis visas ledovas, pažiūrėk, apšė visas ledinis. Bet tai šitas, koks baisus su... Pažiūrėk, kas čia? Nu čia kosmosas. Rocket 800, kaip čia vadinasi. Brabusiniai šitie nauji. Olvytė, viskas tokia bomba. Kataro. C103. Lūpos nuvaryti. Aptarkavęs, važinėti nemoka. Šitoje vietoje mes jau ne pirmą kartą. Šitą mašiną mano vienas iš favoritų iš tikrųjų. James Bondas, seniai. James Bondas. Turim. Bet va matai, paėmė kažkas ant Rolls Royce'o, pripaišė nesąmonių, ne ant kapoto. Šitos mašinos, na aišku, čia kažkokį putnagį ir prilietė biškį. Bet dulkės paliktos viskas kaip yra. Šitokias mašinas reikia gerbti. Jo, vidus ledas, blemba, graži mašina. Nieko nepasakys. Padangos taip gerai išjudintos, išplautos. Žiūrėk, mašina visa sudulkėjus. Padangos kaip nuliovos stovi. Čia tai daiktas. Wow, kosmos neįdomu. O už dangalais irgi kažkokios mašinėlos. Jo, pagal spoilerį iš karto suprantam, kas ne. Opa. Nieko 30. Vesnikas limuzinus. Pastatytų. Žiūrėk, jie dar. Jo, kažkokius replikos, kažkas tai. Reikia pažiūrėti, numetą. Iš tikrųjų vesnikas. Galvoju, žinok, kažkas tai Japonija arba Amerika juos gamina. Aš esu matęs kažkokių tokių daiktų. Nepamenu, apie šitą pavadinimai. Čia bus Amerika kažkokia, bet čia pagal vairą ir taip toliau. Nemanau, kad čia yra originali mašina, čia kažkoks atkūrimas. Kažkieno tai. Man Gaustas. labai pradėjo patikti. Šitie, ne? Jo, kaip čia estate vadinasi, allroaderį, kaip jį. Jo, skanumėlis. Na, jo, tik šonę pastatytas. Pasistatė, labai žiūrėk, negražiai blamba. Jo, čia daiktas, geras daiktas, tikrai. Vat, pasistatei Gaustą, Jaguarą, va, atvarėjai savo, nusimazgojai. Taip, kėdutę pasimė vaikui dar. Nusimazgojai va šipačiais ir važiuojai į miestą. SL660. Šitie dabar labai visur trendina, mačiau įvairiausių Instagramų ir taip toliau, jų whiteboardžius uždeda. Kažkoks yra whiteboardis šitose mašinose ir gaunasi bombelė iš tikrųjų. Labai graži mašina. Kur šitas buvo, žiūrėk? Bliam, kažkur užžodžiu krekžda, bet nežinau kur, kažkur užžodžiu, jo. Jo, čia tai stovi daiktai, aš pagal spoilerį iš karto. Mes suprantam, kas čia yra. GT3 RS bus Poršiukas, jau antrą. Ne, gal ir krekždas neužžodžiu, gal ir suklydau, žinai. Kažkaip apdangstė mašiną, ne? Kažkaip po praeito karto. Teslos
pasaulyje didžiausias skemas. Tesla. Žmonės, kurie perka Teslas, tai kažkaip, man atrodo, tikriausiai tik ir per žinias, ką rodo. Cobalt vadinasi medžiaga, kurią deda į baterijas. Šitos visus automobilius, elektromobilius, kurie ale saugo pasaulį ir planetą. Tai kam įdomu, pasižiūrėkit, kur kobaltą surenka ir kaip jį surenka ir kas tai yra per industriją. Mano atšoks fantazija galvoti apie visokius elektromobilius ir apskritai saugot planetą. Čia yra didžiausias skemas. Elektromobiliai yra skemas, atsiminkite. Bet ir kas pasakos, kad ir ką? Faktas. Yra skemai. Dar vienas GT3 RS. Čia yra ne skemas, čia yra real deal. Ten yra šūdų krūvos. Ar ne? Čia žinok, aš užžodžiu krekždę kažkur. Žuodį. Mhm. Šitas gražus man. Taip, pat ramiai pastatyta. Gražuotis, bet paleista padangėlė. Smigždėjus, ne? O, skanumėlis. Čia skanumėlis, biškai padangą nuleido. Poršas irgi skanus. Bentley šiaip, bent jeigu tiesiog stovi. Aha, aš tau sakiau, aš jai už karto užžodžiu krekždutę. O, prašau, gulbaitė. Matyta kažkur. O, gražuolė. Krekždutė. Arka. Pastaską reiktų atkalt. Tarp visų Bentley'ų ir tarp visų Aston Martinų visų gražumų stovi tautos numylėtasis driftkaras. Gražuolė krekždutė. Ten va, po tais uždangalais, kas stovi, tai tikrai neatkaldinėsim, bet žiūrėk, seniai stovi geltona, raudona. O nebuvo projektas? Ne, raudono chuligano tada nebuvo. Taip, kaip čia palaužtas Aston Martinas, jisai. Tokį DDS-as. Super legera. Aš žinok, turiu tokią nuojautą, kad kažkada šitai mašinai kažkas padarys reviewą, galbūt net ir lietuviškai. Gali būt, žinok, visko, jo, kad šitai mašinai iš kažkur tai. Tai gal ne kabrioletui, ką? Ne kabrioletui, jo. Turiu tokią nuojautą, kad bus kažkada tai įdomi reita mašina. Pusiau Mercedesas, pusiau Aston Martinas, kaip sako. Ką, leidžiame žemyn pasižiūrėti, kokių egzempliorių čia bus pastatyta. Turiu nuojautą, kažką rasim. Užžudyk krekždę. Ogi. Lemą neužžodžiu krekždės, bet gal. Opa. Rolls Royce'as mėtosi, pastatytas biškai padanga. Švarus, gražus Rolls Royce. Audi, raudonais logotipais. Graži mašinėlė irgi stovi. Va tokį, va. Su tokiu porą dienų teko pavažinėti V12. Kokie ratai, bet. O, cirko savininkas. Cirko savininkas. Nuvažiavo pas padangistą, sako, man su tais baltais. Kaip Su tais baltais. Kaip cirke. Žiūrėk, dar vienas. Neblogas, bet ką žinau, tos padangos tai skonio reikalas. Nesiginčinama dėl skonio, nepeikim, nes VR stovi gera mašinėlė. Ir liochos, vat pastatytos. Gražiai sau stovi ramiai tarp visų Rolls Royce'ų ir visokių kitokių. Va, šitam lengvai tas pabaltinimas, vat kaip ir tinka, kaip klasikiniam, bet ne per visą padangą. Nulupo ženkliuką. Jau čia kažkur. Ai, čia. Su rakteliu, žiūrėk, kad rajoninė, nu tu žinai, putnagiai. Tie, kurie vagia iš mašinų detalės, yra putnagiai. Arma is a bitch. Ar Alachas, ar Jėzus kažkuris vis tiek sutvarkys. O, turim Alpiną, aš ją atsimenu. Iš Deutschlandijos. Kažkoks Porsche su įdomiu priekiu, čia labai daug kažkokių ortokių. O, prašau, aš. Tiek tam dėl GT3 Touring. GT3 Touring. Tu. Tokių net Tai nematęs. yra dar rare negu ta Alpina. Bet iš tikrųjų, blemba, aš tokio net nematęs, niekur vapšė. Ir spalva, ir... Čia yra retenybė, tokia blemba, tai gatvė nepamatysi. Čia va, geriausia mašina. Yra? Tam kar parke. Yra? Nu davai, palauk nuo sienos, padarom birolą. Užžodžiu, palauk nežiūriu, užžodžiu, arba krekždė, arba chuliganas. Opa, Norbė filmas. Pasižiūrėk tokį. Eikt. Ir šviesos net įsijungia. Su tokiu. Net kamera perkaito. Nu, gražuolė. Toks įdomus kontrastas prie. Čia toks SL. Koks čia? Čia SM3 vat stovi taip pastatytas. Ir opa. Nu, labai gražus šviesas. Ką mes čia dar visokių plemba. Einam prie tų big boy cars. Šitą. Atsimenu žalę, na čia jo, daiktas čia nieko nepasakys. Su lankais viską, va su tokia, tai čia būtų galima prasilėkti taip normaliai. Toks į kažko, jau kai lankai yra Porsche, tai žinai, kad jau smagu bus. Iš tos Alfos irgi šiaip neblogos mašinėlės, daug kas nežino, bet visai nebloga tačkė, kol laidai nepradeda svilt. Saugikliniai biškiai, va, prisvilo. Šiaip gera mašina, gražiai, įdomus dizainas, gale motoras. Paršiukas taip lengvai padėtas, laukia savo eilės, einam. Spalva kokia gera. G serijos karavanas.
Alpina. Stabdžiai mėlyni, lipdukai auksiniai, mašina žalia. Pagaminta Bavarijoje. Stabdžiai geri. Net ant diskų žiūrėk, net ant diskų parašyta Alpina. Nu jo, čia pasistengė. Viskas subrandinta kaip turi būti. Dabar nuo Alpinos pereinam prie kito BMW. Kėdutė vaiko stovi, bet padanga nuleista. Ryškiai vaikas senai niekur nevažiavo šitoj mašinai. Bet automobilis irgi labai gražus.